Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Mes tęsime savo miesto istorijas. Jeigu praeitą kartą žvejojom šiek tiek Šilutėj, tai šiandien nusprendėme pažvejoti Klaipėdai ir atidaryti plūdinę žūklės sezoną. Žiema, taip, dar ne pavasaris, bet negali sėdėti namie. Šalia manęs Alikas susijungęs visą savo aparatūrą. Ten pamatysite, kas yra štekeris, tai yra sudurtinė meškerė, bus reikalų pilna. Dabar mes Klaipėdai prie Kamino, ten KD raidės, šalia kolega irgi žvejoja. Žodžiu, upė visą laiką gyva, o kas joje gyvena, pažiūrėsime. Pradžiui pasidarysime jaukus. Jaukai nesudėtingi iš principo, Alikas jos dabar kaip tik ruošia, tai 2 dalis tamsaus juodo jauko ir 4 dalis žemės. Na taip, jauką mes darome su žeme, kad jisai nebūtų, visų pirma, kad jisai nebūtų labai maistingas, visų antra, kad jisai gerai gulėtų ant dugno, nes žemė suriš mūsų gyvus komponentus, žuvis knysis, labai daug negaus maisto, bet ištrauks vieną kitą pinkutę, uodą truklio lervą ir taip turėtų atsistoti ant mūsų taško. Kai visa tai bus neaišku, nes, vasario mėnesį žvejoti plūdinė pakankamai rimtas iššūkis, ar ne, kaip buvo iššūkis karpių, bet kodėl nepabandyti, ar ne? Jau kai baigėme daryti, aš gaudysiu baloninę meškerę, Alikas, kaip sakiau, ir štekerių, ir dugninę meškerę. Žodžiu, bus reikalų, apie tai visą papasakosim, masalų daug, o dabar reikia tiesiog jau ruošti jauko rutulius ir jaukinti žūklės vietą. Naudosime skandintas musės, lervas mažasias, pinkus vadinamosios, kad jie būtų ant dugno. Šiek tiek čia startinimui jaukinimui. Šiek tiek musės lervų, labai nedaug, jos kaip tik, beje, visi masalai Liudo Zaikausko mums paruošti ir kaip matėte, musės lervos netgi vakuume būna, nereikia netgi galvoti, kaip jas skandinti, tiesiog užpilate vandeniu. Palaikote, nupilate vandenį ir viskas paruošta. Ir šiek tiek uodo truklio lervą. Bet viską, kaip matot, labai nedaug, tokiais nedideliais žiupsneliais. Darysim 5 jauko rutulius, 6 gal startui ir to turėtų startui užtekti. O po to jau žiūrėsim, kaip žuvis reaguosim mūsų pasiūlymus jom. Tiesiai į plūdę, reikia pataikyti. Taip kažkaip. Viskas, darbas padarytas. Dabar jau nuo jos priklauso. Kaip ant sugalvos, ateiti ar neateiti. Alikas ten pamatysit, turi iš viso aparatūrą nerealią, šers kaušelių, tai ten vaizdu bus.
Oram. Žuveliokai, Danis, va tokie va. Kimba kaip iš patrankos. Op, nunėrė. Op, yra žuvytė. Nai. Nu va, tokia žuveliokais visai smagu sėdėt, gaudai savo. Apa. Ir gyvenimas gražus. Bet va tupiai tokios žuvis, jos keičiasi. Tai ateina didesnių būrelis pasigauna, tai mažesnių. Ir tu čia negali įtakoti nieko, bet iš principo dominuoja plakis, nes aš taip Danė jinai įdomi upė, jie vis viena pagrindė išeina iš marių žuvis. Tu aš atkabinsiu. Pagrindė užeina iš marių žuvis, bet va žiemoja, tai kiek va tenka čia matyti ir sportininkai susėdė, dugniniam gauda, feederiais. Kad dar trūksta šiek tiek, aišku, šilumos, nu vis viena dar vasario mėnesis. O po to pradeda įvairios žuvis sužeidinėti iš marių. Jeigu tik pajaučia šilumą, tada ateina ir kojos stambios, pakankamai didelės. Pasirodo vienas kitas karšiukas, nors nedidelis būrys karšiukų čia irgi žiemą gyvena. Bet vis dėlto 90% žuvies dominuoja kaip plakės. Tai tokia žvejybai turi būti nusiteikęs. O aišku, su plūdinė. Gal su dugninė tokius plakius ne pats įdomiausias dalykas gaudyti. Bet su plūdinė vis vien yra kaifas pakankamai. Matai, tą plūdė sniurkelėjimą, ar ne? Ten kiekvienas tas toks pravedimukas. Niurkt, ištrauki tą žuvytę, priešinasi plūdinė, vis vien kitaip. Daug jautresnis, lengvesnis žuklės įrankis. Planesnis pavadėlis daug naudojam. Kaip jau sakiau, 0,9 tokius. Vienetas. Aišku, kai po to žuvies aktyvumas bus, galima bus ir storintis. Bet ta žuvies aktyvumas čia bus kovo pabaiga turbūt. Balandžio pradžia, kai jau pradės kojas irgi rinktis čia ir plaukti kažkur į nerštą, bus tokia žvejyba. O dabar va tokia smagi miesto žvejyba, daug kibimų, daug žuvų, sėdi, kaifuoja tiesiog. Alikas irgi šalia atsisėdęs ten užsiminėja sportinę žuklę štekerių. Tai ten šiek tiek kitokia meškerė, mano baloninė surytė, pasitiesi meškerė su atsijungiama dalim. Ir va tai va. Pokšt, kiekvienu metimu, kol kalbiu savo ir traukiu žuvį. O ko mums žvėjam reikia? Mums reikia, kad daug kibimų būtų. Kad kibtų. Dėsnės, mažesnės, visokios, bet veikla, kad būtų, ar ne? Ir visai smagu tokią žuvytę gaudyti savo. Geras sportas. Kibimų daug. Ir pratęsiant mintį apie dar mūsų upės, tai sakau, kad jau girdėjau, kad minijai vieną kitą žuvytę pagauna, bet irgi nemačiau, kad pagautų kažką labai įdomaus. Ten kojytės nedidelės, parašoka koks karšelis. Bet dar ne pavasaris. Tai tam žiemos ritme dėl to ir gaudom, kad labai plani pavadėliai. Plūdinė daug jautriau negu dugninė meškerė. Tie kibimukai tokie mik, prispaudžia ir įdomu. Alikas vėl lupa kažką, tai atsisuk, ten kažkas nori parodyti didesnį. Meškerytės linksta, žuvytės kimba. O, koksai staruliuks. Ateik čia kaip drugelis. Visi standartai tokie būna. Gyvena toks būrys žiemą dabar čia. Ir gyvena. Bet kiekvienas plūdės niurkt, kiekvienas kakšt yra kaifas. Ne?
eikit žvejoti. Žiūrėkit miestą, kaip fainai. Iš viso Klaipėda gražus miestas. Vienas turbūt iš gražiausių tokių. Dabar aišku, senamiestis statosi žiauriai, visur iš visų pusių statybos. Ten statybos, už nugaros statybos. Aš irgi taip kartais galvoju, iš kur čia pas mus tiek žmonių. Vis nauji namai auga. Žmonių nedaugia, bet žmonės nori geriau. Tai va, miestas plečiasi. Ir pačia mieste žvejyba, nu ko ne, kaifas gi. Gali nueiti va kavos atsigerti artimiausią kavinę. Padėjai meškerę, paprašai, kad draugai prižiūrėtų. Vėl gali grįžti. Gali po darbą atliekti porai valandų. Aišku, reikia ir jaukinti. Siena nėra taip, kad ta žuvis šiandien padėta guli. Reikia, kaip mes jaukinam, reikia dar jauką šiek tiek. Reikia ir plonų pavadėlių, ir nedideli masalai, kaip patį dominuoja. Toksai sliekas kažkodėl nedirba praktiškai, dar jam anksti. Tai toks žiemos ritmu. Bet kaifas. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Niekas per daug nesikeitė, kaip matėte, padarėme papildomą jaukinimą. Žuvis šiek tiek atsigavo, kibimas tas pats ir žuvies rūšis nesikeičia, tiesiog daug žuvėjų atsirado. Nu, mes žuvavome toliau. Buvome išsiuntę per pertrauką operatorių kavos mum atnešti ir per tą laiką, aišku, kai visą laiką, kai kažkur tai nėra, tai va, Alikas su savo štekeriu išlupa gražų žiobrį. Net nesitikėjau, kad tokių gražių gali būti čia miniai, tai pabuvo aš operatorius. Alikas vidury Klaipėdos gaudo štekeriu. Ko nei vieno čia žmogaus nesumatęs, tokiam nesąmonėm užsiminėjančio. Ir kažką lupa. Labai rimtai susikaupęs. Didžiulę koją. Ar žiobris? Vimba, žiobris. Klaipėdai kimba žiobriai. O jūs visi važinėjat kažkur tai į Bartas visokias, pažiūrėkit, koksai gražus, žiobrinskas. Prašom parodyti žiūrovai, kokių žiobrių gyvena. Gražų žiobriai gyvena Klaipėdos mieste. Super. Tai va, viskas taip paprastai čia ir aiškiai vyksta. Gal šiek tiek apie žuklės įrankį. Tai va, mano vienas mėgstamiausių iš principo baloninė meškerė, nes vis dėlto su ryte aš galiu kontroliuoti atstumą nuo savęs, ar ne? Kartais gali būti taip, kad žuvis kažkur ten toliau plaukia ir ne visą laiką gali reaguoti į jauką, tai gali užmesti toliau, arčiau, bet va tokioj Danijai. Šiaip minijai ir daugelį upė aš naudoju 6 metrų ilgio baloninę meškerę, nes visur maždaug vyrauja 3-4 metrai gylis, tai to pilnai užtenka. Plūdelį šiandien mes naudojam 4 gramų ir nemanau, kad reikia daugiau. Dar yra srovelė, galima būtų, jeigu nebūtų vėjo, ir srovelės mažiau naudoti, pavyzdžiui, kokius 3 gramus. Bet nesvarbu, pagrindinis valas 0,18 mm. O pavadėlį šiandien vis dėlto vienetukas, nes bandžiau su 0,12, tai nėra taip gerai. Ir vis dėlto dar žiemos režimas, ar ne, jeigu mes gaudom ten avižėlėmis kažkur, tai vis viena lygiai tas pats. Žiemą irgi naudojame pagrindinę valą 1/10 mm.
Vis viena gaunasi tas masalo padavimas plastiškesnis, tai žuviai lengviau paimti, įsiurbti tą ploną pavadėlį. Tai turbūt tiek bendrai apie žuklės įrankius. Na, matot, kad šiek tiek jaukinu aš, Alika šiek tiek jaukina, karts nuo karto paduodam tą jauką ir žuvis tiesiog nisasi po mūsų jauką ir kimba ant kabliuko, tiesiog belieka mėgautis tą žvejybą. Aišku, kai gaudom mažais kabliukais, neišvengiamai karts nuo karto žuvis praryja giliau. Tai siena toks instrumentas, kai traktorius su plonu pavadėliu gaudant greitai atkabinti kabliuką, nepažeidžiant žuvies ir nenutraukiant pavadėlių, kuris yra plonytis, va taip gražiai traukia kabliukas, žuvį į vidų, kabliukas lieka ekstraktorius. Pagavau žuvį, visai neblogą. Plakis. Baldai. Iš tikrųjų šiandien vis dėlto žieminis variantas. Dėl to žuvis visai nenori nieko didelio ant kabliuko. Geriausia idėja šiandien masalų tai yra vienas baltas ir du spalvoti pinkučiai. Idealiausiai plakiam kombinacija tokia, kurią aš dedu šiandien ant kabliuko. Ir pinkučiai būtinai ryškus. Neaišku kodėl, bet natūralių tokių, jeigu viską baltai sudedi, ne, o jeigu pafantazuoji su spalvom, viskas gerai. Esmė kokia šios dienos žvejybos, kai visą laiką sakau, reikia masalų turėti pakankamai daug, nes niekada nežinosi, kokia žuvis vyraus upėje. Labiau, kad čia tokia užeinanti, ar ne, žuvis gali užeiti tos, kaip sakiau, kuojas, užeiti karšiukai iš kuršių marių. Ir dėl to reikia turėti ir ruodo truklio lervų, ir musės lervų, ir spalvotų lervų. Aišku, už tai dėkui visą laiką mūsų laidos bičiuliai Liudai Zaikauskai, nes jis mus aprūpina visą laiką gražiais ir šviežiais masalais. Ir aišku, reikia visą laiką galvoti, kaip pagauti tą žuvį. Nu va, su šita žuvytė šiandien ir baigiam savo pasirodymą. Visos jos praktiškai vienodas. Buvo storesnių šiek tiek, buvo mažesnių, bet laikas praleistas žiauriai smagiai. Lūdenė meškerė, aš senai taip gražiai gaudžiau. Vidury žiemos, pačią įvairiausią žuvį. Rekomenduoju ir jums tikrai praleisti laiką mieste, savo miestuose, o nebūtinai Klaipėdai. Yra gražių vietų, kur kimba ir Kaune, ir Vilniuje. Neabejoju, Šiauliuose, Panevėžy, šalia miesto yra įvairūs upeliai. Ir dabar, aišku, žvejoti upėje
vis dėlto kur kas dar logiškiau, nes stovintis vanduo dar tikrai nedalins labai daug žuvų, o su plūdelė jau kažkas tai vyksta vasario mėnesį. Ir su kiekviena diena bus geriau ir geriau. Tai šiandien viskas. Dėkui Alikui už kompaniją, kaip matėte, jis irgi smagiai praleido laiką su štekeriu. Sudėtingas žuklės įrankis, bet irgi lygiai toksai pat įdomus. Ir ką, susitiksim lygiai po savaitės, dabar pasižiūrėsim, ką pagavom, paleisim ir neišbėna jums. Jau degos.